užbaigsiu ankstesnėme vaizdo įraše šiame grojaraštyje pradėtą aiškinimą apie stulpelius, tai noriu dar kartą pasakyti, kad toliau seka stulpeliai sąskaita, tai reiškia tada, kai šitame pačiame faile yra kontroliuojama ir sąskaitos, kad žinotumėm, ar už tą eilutę sąmatos buvo išrašyta klientui sąskaita ar ne. Tai reiškia sekimas būtent sąskaitų išrašymo kontrolė. Kitos įmonės rašo pirmiausiai darbų atlikimo aktus, tai šituo atveju, jeigu su klientu yra sudarėme taip, kad darbų atlikimo aktai yra nerašomi, o tiesiog rašomos sąskaitos, kuriuose išvardinamos, reiškia, bendra apimtim kažkokie darbai ar smulkiau, tokiu būdu kontroliuojama pastabos stulpelis ir po to perkainamas. Tai dabar apibendrinsiu, reiškia, kad šitam sąmatų faile iš tikrųjų yra pagalbiniai stulpeliai, kurie skirti kitoms funkcijoms. Tai, sakykime, sąmatai galbūt tų stulpelių iš viso nereikėtų kai kurių, tačiau čia priklauso nuo to, kaip yra įmonėje paskirstytos tarp darbuotojų funkcijos. Pavyzdžiui, jeigu tuo atveju, kaip buvo mano atveju, tai aš turėjau tas funkcijas vykdyti būtent pats ir man buvo patogu viename Excel faile turėti visus duomenis, po to jau ten naudoti juose kitose, reiškia, vykdyti tą kontrolę ir panašiai. Tačiau gali būti taip, kad darbuotojų funkcijos visiškai kitaip paskirstytos ir vienas neturi matyti to, ką turi matyti kitas, o reiškia, kitam visai neįdomu, reiškia, sąmatos, bet įdomu tik tam tikri sąmatų suvestiniai duomenys. Taigi, čia priklauso nuo įmonės ir, pavyzdžiui, Prorūnos statybos projektų valdymo sistemai, kur yra visai kitas sprendimas, ne excelinis, tai ten sąmatos duomenys yra įkeliami ir toliau projekto planavimas visas vykdomas jau kitoje sistemoje. Tai irgi yra sprendimas, kada daug vartotojų turi prieiti prie tų pačių duomenų ir su skirtingomis teisėmis ir dar papildomus duomenys įvedinėti, kur iš tikrųjų jau netgi tokio failo ir neužtektų, tai vėl yra kitas sprendimas. Tai Excelis šituo atveju gal jau net nebetiktų. Reikėtų ieškoti kažkokios centralizuotos ar duomenų bazės ar debesų sprendimo. Taigi čia tuomet, kai išeinama už tų rėmų. Tačiau jeigu tas visas funkcijas, kur, pavyzdžiui, medžiagų poreikio skaičiavimą, visą sąmatą seka būseną projekto vykdymo, sąnaudų patekimą į apskaitą, tai žiūrim, vadinasi, ar nupirkta, nenupirkta, vadinasi, ar jau pateko į apskaitą tos eilutės sąnaudos, ar pirkimas įvyko, neįvyko. Vadinasi, kontrolė, kai yra kartais nenuperkama Lietuvoje, sakykime, o statybvietė yra užsieny ir perkama užsieny, tai irgi turi būti kontrolė, nes kainos yra kitos ir irgi tai biudžetas, kai kalbėjau, tai biudžetas yra toks, kad kartais savininkas kažką perka iš savo, suskaldo, yra biudžetas bendras namo statybai, tačiau po to vyksta papildomi susitarimai, savininkas perka pats, ne per įmonę ir visai įmonės apskaitą tai nepatenka, o kontroliuoti vis tiek projekto biudžetą reikia ir tokiu atveju tai atsiranda tas. Dabar apie perkainamą ir tas sąryšis su tiekėjo stulpelių grupe, tai turėtų būti visiškai atskiras vaizdo įrašas, kur tai yra tokia gana sudėtinga funkcija su papildomom programiniam priemonėm. Ir arba apie ją bus atskiras vaizdo įrašas, arba jau darbų eigoje, jeigu susidomėsite šitą sąmatų sistemą Excel'e, tai tada darbų eigoje būtų sukurti nauji vaizdo įrašai, arba tiesiog jums paaiškinta, aprašyta, pamokyta, kaip reikia to naudotis. Dar norėčiau dėl medžiagų
resursų. Tai irgi yra atskira programėlė. Šita programėlė medžiagų resurso skaičiavimą turėčiau irgi atskirų vaizdo įrašų, bet jisai bus ne šiame grojaraštyje, o grojaraštyje Excel moduliai statybos įmonės informacinėje sistemoje. Sistemai tai rasite mano YouTube kanale šį grojaraštį. Dabar šis vaizdo įrašas nesukurtas dar ir neįkeltas, tačiau vėliau jis turėtų būti keltas. Ir jeigu jums bus įdomu, tai parašykite man arba tiesiog pasižiūrėkite, kai bus atnaujintas grojaraštis. Toliau dar grįšiu prie to, kaip įkainiai skaičiuojami. Tai čia irgi jūs galite pasižiūrėti, yra pavyzdžiai, visai kita. Tačiau jeigu paprasta, tai yra suskaičiuojama vietoje šitoje lentelėje, tačiau kartais būna taip, kad gana sudėtinga suskaičiuoti kažkokį įkainį ir statybininkai daro taip, maždaug aš žinau iš patirties, kad taip, tiek tai turėtų būti, tiek ir paima. Kartais paima papiriuką, pasibraižo, pasiskaičiuoja, bet kai pradedi, pažvelgi tai kaip programuotojas, reiškia, programa turi turėti nuoseklią logiką, žingsnis po žingsnio, nes taip einam, kokie pradiniai duomenys ir kaip mes po to gaunam to skaičių. Tai kai pradedi analizuoti, kaip gauti kažkokį normatyvą, pasirodo, kad skaičiavimas gana sudėtingas, daug priklausomybių, daug parametrų, gali būti 5-6 parametrai ir skirtingiams dalykams skirtingi parametrai. Taigi tada jau yra taip, kad šitoje lentelėje įvedamas tik tai rezultatas arba supaprastinta formulė, o paskaičiavimas vykdomas atskiroje lentelėje, kuri irgi yra sukurta, tačiau ją pateiksiu tik tuo atveju, kai mes pradėsim bendrauti, jeigu jinai jums bus reikalinga, jeigu dirbsit prie savo įkainių bazės sukūrimo, tuomet turite žinoti, kad yra pagalbinės priemonės, kuriomis galima dirbti, skaičiuoti savo įkainius. Ir dėl tų įkainių irgi tai kartais tikrai dažnai po Lubinsko metodu paimama, tai ir prašaunama. Statybininkai patys esat, jeigu domite šitą sąmatų sistemą, tai žinot, kad įvertinti kažkaip reikia, įvertinama, aišku, jeigu sumos tai nėra ženklios projekto atžvilgiu, tai nieko ten žymiai paklaida, tai nieko nėra reikšminga, tačiau, kaip sakant, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Dabar dar grįšiu prie to namo aprašo. Tai tas namo aprašas labai vienose įmonėse gali būti naudojamas, kitose nenaudojamas, net projektai vieni gali būti su tokiu, su kitu, bet čia iš viso yra principas, kai kūriau šitą sąmatų lentelę, dirbant prie gana didelio, sakysim, vidutinė įmonė projekto, ir ten buvo daug visų tų dalykų, susikūrė tokia lentelė būtent kuriant sąmatą. Po to, jau iš to susikūrė projektų sąmatų domenų bazė ir po to jau buvo kuriama įkainių domenų bazė. Taigi aš sukūriau tas stulpelius ir jie man yra reikalingi. Prie jų yra pritaikytos įvairios programos papildomos, perkainojimas, medžiagų planavimas, dar kitos domenų visos įkelimas, grupavimas, pertvarkymas. Tai čia daug yra papildomos programinės įrangos prikurta, kurios čia nedemonstruosiu, nekalbėsiu, bet jeigu pradėsite dirbti, tai akivaizdžiai pamatysite, kad yra tam tikri poreikiai, tam tikri uždaviniai kyla, kuriuos reikia spręsti. Taigi, pavyzdžiui, netgi šitie stulpeliai, vadinasi, gali būti naudojami turėti ir kitas paskirtis. Tai, pavyzdžiui, delivery description visa grupė gali būti panaudota tam, kad automatizuot kažkaip, reiškia, sugrupuot. Pavyzdžiui, yra žinot, kad gali būti tašai, ten eilė pasirinkimų tašų, tam, pavyzdžiui, sienos elementui. Ir tada, vadinasi, čia įrašom atitinkamus duomenis, susijam ją su atskiru failu, kuris yra skirtas šitam. Ir tie stulpeliai, reiškia, duoda sąsają ir duoda galimybės automatizavimui. Taigi tiek apie pagalbinius stulpelius ir aišku, reiškia, kad priklausomai nuo jūsų įmonių poreikių gali šitas sąmatų failas keistis jo konfigūracija. Jeigu nenorėsit, kad tam tikri duomenys būtų naudojami, galite paprasčiausiai tos stulpelius
užslėpti, o galima jos iš viso keisti, bet tokiu atveju jeigu keičiasi programos, kurios vėliau naudojamas, tai nėra gerai, todėl tai nėra pageidautina. Geriausiai tuos stulpelius palikti tuščius, juos sumažinti ir toliau darbuotis iki tol, kol iš tikrųjų nepaaiškės ta visa eiga konkrečios įmonės, konkreti sąmatų sudarimo tokia excelinė sistema eiga. Tai tiek. Iki malonaus.